Ką yra Deividas dar toks bičias, jis yra pirmakursis, SM gyvena Jeruzalėje, Vilniuje ir mes galime jam pasakyti, kad kambario sklinda cigarečių kvapas ir triukšmas, kadangi griežtai draudžiama rūkyti, o jis rūko ir kiti skundžiasi dėl to. Deividas, matau numeriuką. David. Pabandom. Tai būk piktas tas namo prižiūrėtojas. Klausau. Alio, labas vakaras. Labą vakarą. Ar čia aš kalbuosiu su Deividu? Taip. Aš dabar nesuprantu, tai kai mes pasirašinėjom sutartį, aš kaip suprantu, buvo viskas aiškiai nurodyta, kad kambarį rūkyti yra draudžiama. Taip. Nu tai o kodėl dabar tai nepaklūsta tokiem dabar nurodymam? Ar suprantat, kad bauda gali būti už tai? Jo, suprantu. Aš labai apgailestauju. Tai kokios problemos, aš nesuprantu, jūs negalite susidoroti su savo noru rūkyti, ar jums sunku išeiti į lauką? Tiesiog tingiu, aš man suoja koja sulaužyta. Ką reiškia tingiu? Tai dabar, ar tu supranti, kad tu dabar šitos vienus metus pagyvenai čia, pasimokysi biškį SM kažkokiam tai savo ir tave išmes per tai, kad tu net nelankai paskaitų, o kažkam tai reikės gyventi, man tai reikės priduoti šitą kambarį ir perduoti kažkam kitam, tai kaip man tada daryti? O, tu žinai, kam skambini? Tai čia kas, Deividas ar ne? Ja. Nu? Tai, supranti, esmė tame, kad pinigų aš gausiu. Kokių pinigų? Už baudą sumokėsiu ir viskas, nu. A tu žinai, kiek to bauda kainuoja? Tu tiek pinigų neturi? Nu, davai kiek. 200 litų. Tik? Ką reiškia tik? Aš ją save mokausi, bus mane 200 litų yra centai. Tai kas tavo tėvai? Šitie, premjeras. Tai kodėl jie tau nenuperka būto, jeigu tu toks jau turtingas esi? Aš pagalvoju, kad geriau nuomotis, man reikia studentiško gyvenimo. Gal tau ir antrą koją sulaužyti už tavo mandrumą? Jo, galėtų. Tada ir cigarečių negalėsiu nueit nupirkti. Plet. Hujovai, ne, gal geriau nelaužyk parlik, nes po to aš gyvenu ketvirtam aukšte, tai man. O jeigu tavo tėvai tokie premjeringi yra, tai kodėl tu keikiasi kaip nepraustaburnis kažkoks batsiuvys? Argi aš taip daug keikiausi? Nedaug, bet šlikščiai. Ne, tai supranti, kartais reikia. Tu mažiau sustrėlink apie kartais reikia. Aš tau sakau, kad nereikia niekada keiktis. Ir klausiu, kodėl tu tai darai. Mažai gavai lūpt, ar kas? Klausyk, supranti, esmė tame. Tu manęs klausyk, kad aš negirdėčiau čia keiksmažodžių daugiau. Ir negirdėčiau jokių skundų dėl rūkymo. O kas skundėsi? Tai kas aš tau? Ožys? Tavo brolis tavo ožys bus, kai aš tave gaudysiu, supratai? Ne. Gal galėtum aiškiau? Taigi tu mokai, tu įstoji SM, irgi per babkės? Tai taip, nu tai ką tu manai, ten, kas yra 14 000 ten per metus? Juokas tavo, ne, Deividai yra? Taip, taip. Nu tai va, toliau toksai bukšustras, Deividai, kai tau su beisbolkė dantys išmuš, tai mokėsi 20, kad jos sustatytų atgal. Va tada to prireiks. Supratai? Ja, supratau. Молодец. Deividukai, radistai iš ZPF. Koks jis Deividukas? Dėl vidajobas. Malaci, kas čia mane taip? Kas tavo mama čia tavo užsakė ir klauso dabar tavęs, o tu keikėsi. Ir rūkai, ir daug babkių turi. Viskas fainiai su tavimi. Nu, bet tavo mama jaunatviška linkėjimai, jie už tai, kad neužregistravo. Gerai, pažiūrim, yra tokia, čia svečių jau pas mus pilna. Rolka, tai skambinam tam banglintininkam, ar galim paskambinti ir... Kam norim tam skambinam, aš tau leidžiu. Ne, tai... Banglintininkam neturim numerių banglintininkų. O tu žinai, Živanį, jeigu įsikiši, pavyzdžiui, ausinės į nosį, tas būna, kur mažas nėra, ne, į nosį ir įsižiosi, bus garsiakalbis. Eik tu. Kalašą, ne? Nori pamanyti? Pamėgink. Turi ausinės kažkur tai. Rimtai? Čia kaip, jeigu nori, kad iš ausinių kaip pasidaryt mikrofoną, tai... Nu, tik į kitą lizdą. Jo, į mikrofono lizdą įkišė ausinių, kištuką ir tada per vieną ausinę kalbėdamas gali pasakyti. O per kitą klausyt, ką kalbė? Gal ne. Alio, telefono, alio kitas pasijungia, taip galima susikalbėti. Alio, kas skambina? Labas vakaras. Sveikas, gyvas. Čia Zimas? Zipas? Zimas. Čia Sipas. Sipas.
Čia Okay. Aha. Turiu tokį išdurkę. Mano draugas prikiauja tipo fūrom. Wow. Fūrom, ta prasme, ir jam dažnai skambina užsieniečiai. Ir galite jam paskambinti Kaip užsieniečiai. užsienietis. Taip, užsienietis, viskas angliškai ir pabandyti nupirkti jo fūrą. Davai. Ir telefonas būtų... O tu dabar pasakysi visai Lietuvai girdint, jam priskambins ten belenkiek, žinok. Tuoj mes Oi, ne. kokią nors melodiją jungiam.